Pirkį norėčiau pamokyti, kaip pasikeisti guoliukus, ašį ir teisingai atsireguliuoti konusus. Užsiimant šio darbo labai svarbu turėti plonus tam skirtus konusinius raktus. Kitaip bus labai sunku tai padaryti. Pirmą atveržiame veržlę, kuri yra suveržta viena su kita tarpusavyje, tam, kad atreguliavus guoliukus tinkamai visą laiką būtų vienoj padėty ir nei atsilaisvintų, nei užsiveržtų. Nusukdami kitą dalį, tai yra konusą, atkreipiam dėmesį, kad neišmėtytume guoliukų, jeigu jie vis dar geri, o jeigu blogi, tiesiog teks juos rinkti. Būna kartais guoliukai sudėti į stebulę iškart su karūnėlėm. Šioje situacijoje guoliukai yra palaidi. Tai yra, kaip pasakyti, tvirčiausias būdas. Matome, kad jie yra palaidi ir nesusieti su metalinė plokštelė, kitaip karūnėlė vadinama. Kai perrinkom, sudėjom naujus guoliukus, sutepėm juos, statome ašį atgal į vietą. Keičiant ašelės, jos būna vienos juodos, kitos baltos. Juodos būna dažniausiai grūdinto plieno, jos yra tvirtesnės. Ir susidūrimo kažkokio tai griuvimo atveju jos dažniausiai lūžta, bet taip nepažeisdamos stebulės. Dedame tarpinę, kuri priklauso atitinkamai į vieną pusę, kur nesisuka žvaigždės, yra plonesnės, tai yra siauresnė. Į tą pusę, kur žvaigždžių blokas sukasi, dedasi platesnė. Užsukame kontrą ir verždami vieną veržlę su kita tarpusai suverždami atreguliuosime konusus, tai kad lengvai suktųsi, nestriktų ir neklibėtų. Suveržame tarpusai, patikrinam, nekliba, vienoj padėty nekliba, kitoj, sukasi lengvai, nestrikdama. Reiškia, atreguliavome tinkamai ir viską padarėm teisingai.